Antras paragrafas. Ateities ir jau dabartinės pagrindiniai naujos medicinos principai. Iš knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Autorius Grigorij Grabovoi. Pirmas skyrius. Pirma dalis. Būtina užtikrinti dvasios išugdymą iki tokio lygmens, kai dvasios pagrindų žmogus sugebės atkurti fizinį kūną. Nauja medicina turės ne tik teikti procesus fizinio kūno gyvenimui, bet ir užtikrinti dvasios žmogaus išvystymą iki tokio lygmens, kai dvasinių pagrindų žmogus galės atkurti fizinį kūną ir įvykis bet kuriame pasaulyje ir bet kuriame laike ir laiko erdvėje. Antra dalis. Nauja medicina turi aprūpinti žmogaus kūną specialiomis laiko erdvės sritimis, kuriuose sugebės įdiegti medžiagos išgaminimą. Žmogaus fizinio kūno atgaminimas turi vykti pagal, sakykime, bioorganinę, vidinės ir išorinės aplinkos, kurios pagrindu kūnas veiks priklausomai nuo dvasios, sielos ir visos informacijos. Taigi nauja medicina susiduria su iššūkiu, kuris nėra tiesiogiai susijęs su žmogaus organizmu. Ši užduotis yra duota tam, kad sukurti specialias erdves ir laiko sritis, kuriuose iš tikrųjų vyks materijos dauginimasis, todėl fizinis kūnas žmogaus kaip organizmas galės laisvai funkcionuoti. Trečia dalis. Dvasios atstatytas fizinis kūnas sąveikauja su siela, dvasia, todėl bus galima atgaivinti ir kitus fizinius kūnus. Tai jau bus gydymas realiu savo supratimu. Jei kalbėtume apie labiau išsivysčiusias asmenybės ir sielas, tada jos ne tik galės atgaminti kito žmogaus fizinį kūną, jie netgi sugebės struktūrizuoti atskirus jos sielos segmentus amžinojo kūrybinio vystymosi kryptimi. Faktas yra tas, kad pasaulis nuolat vystosi, keičiasi aplinkybės ir turi būti greita reakcija į naują pasikeitusią situaciją. Čia mes kalbame apie šios dalykus. Jei kas nors pirmas pastebėjo, kad reikia staigiai pakeisti situaciją, kad reikia daryti pokyčius, kad pasaulio harmonija toliau vystytųsi, tada jis turės sugebėti iš karto susėsti mintį reikiamą sielos segmentą apie kitą asmenį ir tai daryti, negalvodamai be žodžių ir be jokių tarpinių veiksmų. Todėl kitas asmuo jau iš karto juos turės. Ši technologija bus specialus naujos medicinos skyrius. Kūno ir sielos formavimasis šiuo atveju reiškia tik kūrėjo veiksmą. Taigi ne tik kūno formavimas taps visiškai naujos medicinos skyriumi, bet naujoji medicina apims ir atskirų sielos segmentų struktūrizavimo praktiką, kuri leis tai padaryti akimirksniu. Antras skyrius, pirma dalis. Fizinio kūno sąveika su dvasia ir kitais organais bus peržiūrėta, kaip sąveikauja naujas vaistas tarp skirtingų objektų, kurie informacinėje plane yra vienodi. Fizinis kūnas gyvena tam tikroje erdvėje. Bendraujanti kūno sąveika su dvasia ir kitais kūnais sukelia pokyčius tiek savo viduje, tiek išorinėje erdvėje. Tai sąveika gali būti laikoma tarp skirtingų informacijos objektų. Bendras kūrybinis vystymosi formuoja šių objektų lygiavertiškumą
informacinėje plotmėje. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad medicinos sąvokai suteiksiu bendresnę, ne tik gydymo reikšmę. Mano nuomonė, medicina turėtų suteikti žmogui sveikatą bet kuriame erdvės ir laiko kontinuume, bet kuriame erdvės ir laiko regione. Iš to išplaukia, kad naujai medicinai reikės specialaus skyriaus, kuriame bus nagrinėjami įvairių sąveikų informaciniai objektai, erdvės laiko objekto sąvokos. Antra dalis. Kiekviena fizinio kūno ląstelė bus išvystyta iki tiek, kad ląstelė taps tokia pat protinga kaip ir pats žmogus. Šiuo metu žinoma Homo sapiens sąvoka protingas žmogus, jei verčiame pažodžiui, arba kitaip tariant, žmogus yra racionali būtybė. Taigi, naujos medicinos išskirtinis bruožas bus ne tik protingo žmogaus, bet ir protingos ląstelės sampratos egzistavimas. Ląstelė bus tokia protinga kaip ir pats žmogus. Tai visiškai naujas, iki šiol nežinomas reiškinys. Atsižvelgiant į tai, kad ląstelė tampa protinga, pasikeis įtakos išorinėms aplinkybėms mechanizmas. Įtaka išorinėms aplinkybėms bus vykdoma tiek per vidinių ląstelių ir tarpląstelienos sistemų. Tai yra atitinkanti tarpląstelinė ir viršląstelinė medicinos pozicija. Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta apie ląsteles, kūnas turės sudėtingesnę hierarchijos sistemą, nes tai bus įmanoma valdyti iš kiekvienos ląstelės. Trečia dalis. Žmogaus sąmonės ląstelių išvystymas prives prie to, kad žmogaus kūnas taps aktyviu pasaulio elementų atstatymu. Tai, ką Dievas sukūrė, gali keistis sinchroniškai, kontroliuojamu būdu, keisis su pasaulio vystymusi. Žmogaus išvystymas vyks per kūno ląstelių struktūros ir per sąmonės ląsteles. Žmogaus kūnas taps aktyvus pasaulio atstatymo elementas. Kitaip tariant, kūno išvystymas lems tai, kad jis bus ne tik vartotojas, bet ir savęs kūrėjas. Tai visiškai nauja kryptis medicinoje. Jis bus susietas su dvasiniu ir materiniu procesų pertvarkymu tarp ląstelinės, viršląstelinės struktūrose. Dvasios išvystymas vyks pagal sudėtingesnį principą. Galime sakyti, kad dvasia, sąmonė ir kūnas bus tokie patys kaip siela, sąmonė ir kūnas. Antrame skyriuje kalbėjo apie skirtumą tarp dvasios ir sielos. Tai, kas pasakyta, išplaukia, kad žmonių vystymosi skirtumai bus panaikinti. Apskritai naujoji medicina apims kai kurių elementų suvienijimą, todėl kad atkūrimo aktas taps visų savo momentinių pasekmių pasireiškimo aktu. Žmogus veiks kaip pasaulio kūrėjas. Jis galės kurti visiškai naujus pasaulio elementus, kurių Žemėje nėra. Po materializacijos demonstracijų aš sukūriau iki šiol nežinomus materijos elementus ir tai užfiksuota oficialiuose dokumentuose. Apie tai plačiau papasakosiu kitose savo darbuose. Tai yra bet koks daiktas, pavyzdžiui, vinis gali būti pagaminta naudojant mašiną, tačiau ją galima pagaminti ir panaudojus materializaciją su savo sąmonė. Dėkoju Grigorijui Grabovojui už žinias ir amžiną gyvenimą atneštą į žemę. Video įgarsino Sigutė.